Šiandien tikrinam Hyundai Tucson Kaune, parduoda po lizinginiai. Padarėm pirminę apžiūrą, dabar tikrinam kėbulą su dažų sluoksnių matuokliu, kaip išorinės dalis, taip ir vidinės. Automobilis neturėjo įvykių, nešpakliotas, nedažytas. Toliau žiūrėsim dugną, žiūrėsim saloną, jungsim kompiuterį, padarysim test drive. Nu ir tada galutinai žiūrėsim, ar verta mašiną pirkti ar ne. Žiūrim apačią. Karteris netepaluotas. Apačia neparūdijusi. Kažkokių pastebėjimų nėra. Diskai priekiniai apynauji, spiroklės nesulūžusios. Lieti ratlankį minimaliai pabražinti. Sekantis etapas, pasižiūrim saloną, būklę. Salonas labai gerai stoja, sukinėja vairą. Junginėjam pavaras. Kamera veikia. Toliau patikrinam oro padavimą, kondicionieriaus veikimą, ta prasme visą elektroniką. Pasižiūrim priekinį stiklą, atidarysim, pasižiūrėsim liuką, apžiūrim galą. Padarom variklio apžiūrą, pasižiūrim, ar nėra tepalų prasisunkinimo. Čia neturėtų būti, nes mašina turi mažai rida. Pasižiūrim, ar nebuvo tokių įvykių, tikrai mačiusi. Pasižiūrim visus lipdukus, kada buvo keisti tepalai prie kokios vidaus lonžironos. Variklio galą. Pasižiūrim šūnų. Pusės iš kitos. Atidarom bagažinę, pasižiūrim, ar nėra vandens, ar nebuvo mašina gavusi šį galą. Žiūrim apačią, viskas tvarkoja, dusmintuvą. Šitą čia ne dizelis, todėl jo dūmą ir klausimų dėl sodžių filtrų nėra. Sekantis etapas, padarom variklio diagnostiką. Pasižiūrim kažkokius gyvus parametrus, padarom test drive ir padarom dar diagnostiką. Tada jau galutinai eisim dėrėtis dėl kainos. Padarom testinį važiavimą, patikrinam, ar visos funkcijos veikia, kaip mašina gatvė laikosi, ar netempia kažkur tai šonus, ar stabdant nėra kažkokio diskomforto, ar gerai jungiasi pavarų dėžė, ar veikia aklosios zonos ir taip toliau.